Vilnietis, sakiau, Vilniečių nėra visiškai mitingė. Va, vieną radau. Aš esu ūkininkas. Ir tas pats ūkininkas. Ir tas pats suinteresuotas. Nu. O kur pensininkai mūsų, kurie neturi už ką duonos nusipirkti? Kodėl, ką jiems nesvarbu, kad ūkininkams pakils šitas savikaina jų produkcijos? Abejingi? Gal nesuprantate tiesiog? Sekantis klausimas būtų, ar gretinant su... Apskritai žmonės dabar abejingi yra. Nuosekliai eikim, kol kas tokį klausimą, kokia dabar situacija. Dar Audriau, man atrodo, nepaminėjai, kad yra biškeliai ir truputį, atsiprašau, truputį išimčių dėl gyventojų pajamų mokesčių. Man rūpi. Smulkiesiems ūkiams Taip, yra taikomas GPM mokesčio. Ten mačiau gerą labai užrašą, kad Jis iš tikrųjų lygybė suprantama tik mieste. Smulkius ūkius, smulkesnius ūkius. Tas tikrai yra, manau, socialiai teisinga, kad tokia situacija yra. Bet aš dar norėčiau pridėti, šitoj vietoj Reikia atsižvelgti ūkininkų reikalavimus. Na, jeigu mokesčiai keliami 100%, tai yra revoliucija. Audriau, keliausim. Kiek valstybė turi gyventi, kad taip mokesčiai. Kada apskritai vykdoma reforma, čia kaip reforma įsivadina, tai mokesčių reforma. Tada, kai besivystant iš šalies, kai perina iš vienos ekonomikos į kitą ekonomiką, į privačią ekonomiką. Ir tada suprantu reikalinga reforma. Bet taip drastiškai kelti mokesčius ir vadyti tai reformą, taigi mes kai sako, kad jūs ūkininkai esate nemokantis mokesčių, man labai keista girdėti. Mes turime tokį dalyką, kaip ir ne tik turto mokestį, bet tai yra žemės mokestį. Už tai, ką mes turime nuo savo žemės, mes turime mokėti žemės mokestį. Man užtenka ir dabar, kiek yra skiriama gynybai. Man rodos, per daug yra skiriama. O kaip jūs galvojate, kodėl toks mitas yra susikūręs, kad ūkininkai nemoka mokesčių? Kas čia jį sukūrė, kaip čia? Teisingai, kur referendumas? Raimondas Referendumas Lietuvai ypatingai svarbių klausimų. Gynyba Lietuvai ypatingai svarbus, ypatingai. Nebuvo klausos visuotinės, kad reikia skirti tokius procentus. Dėl to ir susirinko ir ūkininkai. Aš manau, kad apskritai protestas turi būti visuotinis ir boikotas visų valstybinių institucijų. Vien dėl to, kad kaip elgėsi Seimas. Taip, negalima tiesiog palikti. Būtent ant šito ožio karti viską, tame tarpe ir didelius mokesčius. Jie dabar eksperimentuoja su žmonėmis. Valdžia žiūri, kokia bus reakcija. Reikia skelbti visuotinę nepaklusnumo akciją, kad jie pamirštų tą mokesčių reformą. Ekonomika auga, mokesčiai surenka kasmet vis daugiau. Galima būtų kažkokią tai dalį visuomenės verslo paimti į skirtį ir apmokestinti daugiau. Nes, na, kaip ir žinia, Visiškai palaikau Zenonai, leis paspaust ranką. turi savo